Ta brangioji, negaliu aš sustabdyti, vėjas galvoja. Vėl iš naujo streamas. Taigi, kas atsimena, man sulūžo priekaba. Va tavo detalė. Va tavo detalė. Ne ta. Va tavo detalė. Va tavo. Jinai sulūžo. Tada man čia nebeina prijungti laidų. Ir ratą reikia priveržti, bet neturiu aš su kuom ir kodėl jūs sustojat. Bet aišku. Kaipgi nesustos. Debilai čia yra Lietuvoj, bля. Pagaliau streamas nebeatsijunginės gal. Streamas pasirodo, man atsijunginėjo todėl, nes man skambino. Bet ne pana skambino. Ja. O man skambino mano gerbėja. Ir aš nežinau, kas jie yra. Tai jo, lekiam. Aš nesuprantu šiaip tais, kodėl man jinai skambina. Aišku, jinai yra išprotėjus dėl manęs, nes jinai Instagrame, kai pamatė mano nuotraukas, į kiekvieną nuotrauką sako, Eimantai, tu toks cute, tu toks esi cute, aš tave įsimylėjau. Nu šitą aš ir šiandien nesu labai cute. Biški pakimęs. Bet mano akis, kai ašaruoja, nemeluosiu, labai cute būna. Tai, jo, aš būnu labai cute. Mane kiekviena pana galėtų įsimylėti, jaučiu. Nes, žinot. Keltas? Tu nesakyk. Eik, na, ai ne. Man jau užtenka keltų, nes aš vakar vežiau krovinį. Tai karočią skęst pradėjo keltas. Prakiuro. Chebra, tie, kurie turit mano numerį, galit skambint. Aš nebūsiu užimtas. Bet jeigu skambinsite man kažkur 3 valandą, skambinkit man į numerius, o ne per Viberį, arba Messengerį ten, arba WhatsAppą, tai... Nu, žodžiu, neskambinkit, o skambinkit į numerius 3 valandą. Tai va. Ir aš būsiu iki 5 lauke. Nes man sportuot. Saugosios, kad šuo neužpultų kaip vakar. Vakare 5. Nebeisiu aš pas save prie potvyno daugiau niekada. Ne, nieko. Eimantai, kada pas tave atvažiuos Amelija? Niekada. O kodėl jinai turėtų atvažiuoti? Jinai bet kurią sekundę gali atvažiuoti ir aš galiu nežinot. Nes jinai man jau ne vieną kartą staigmenas daro.
tiek skambina, man jinai skambina, nu, tenais, žinot. Ko lenki? Mauk į šoną. Ne, tu girts esi. Mauk į šoną, davai. Davai mauni į šoną. Nulėkė jisai. Mauk iš čia pasakiau. Aš dabar esu labai gražią šukuoseną pasidaręs, bet negaliu rodyti kameros. Nes aš negaliu, nes jūs pamatysit mano veidą. Nu, per praeitą akauntą jau esat matę. Zdarov, seniai. Vėjas galvoje. Bum. O taip reikia aplenkti. Bet tai mane užknisa, kai žmonės būna girti vairuoja. Nes aš noriu aplenkti, jie irgi į tą pusę. Noriu aplenkti, jie į tą pusę. Noriu ant kelkraščio aplenkti, jie kiaurį kelkraštį varo. Matėt, bandė. Bandė. Mauk! Eiktų namas. Jiems esi važiavęs be priekabos. Taip, į kitą miestą tai jo. Esu važiavęs. Ne vieną kartą. Jeigu norit, galit skambinti. Aš visada būsiu mandagus, visada aš atsiliepsiu. Tai va. Kai yra streamas, neskambinkit. Streamai būna kiekvieną dieną 12 valandą. Tai va. Gerai, gal bus ir vidosai kartais. Bro, vėl. Ne, nu, bro. Nu, kodėl? Nu, tik kada atvažiuos tavo panamėlė. Hebra, davai baigiam. Jis sakiau neatvažiuos. Nu, nebent net ne šiandien. Jeigu bent kažkada jinai atvažiuotų, šiaip tais aš nežinau, ką aš daryčiau. Arba eičiau su ja pasivaikščiot, arba šią išmokinčiau su dronu paskraidyti. Tada jinai, kai pas mane visada atvažiuotų, aš jai leisčiau su dronu skraidyti. Nu, tai ką tu pas ją veiktum, jeigu tu pas ją būtum? Aš net neįsivaizduoju.
Tu namas. Kaip mane sumėtė? Fūra net užgeso. Ok. Fūra lygtais veikia. Ir tai varom priparkuoti savo priekabą. Kur parkuojam? Šitaip aš neparkuosiu. Nes čia dar mano draugelis turėtų, kaip žinau, atvažiuoti. Va čia. Nežinau, ar pravažiuos. Jo, nukabinsim čia priekabą. Bet nepaliksim. Gerai. Žinot, kaip galima padaryti? Galim va šitaip ant per kelkraštį galima važiuoti. Aš ir taip labai retai būna mašinos. Pas mane ant gatvės. Biški lyja. Ok. Čia sulūžus priekaba. Bet, aš taip ir, aš žinojau, kad man duos brokuotą šitą priekabą. Žinojau. Pasakykau. Jeigu aš išsiskirčiau, ką aš daryčiau? Aš tikriausiai, kad verkčiau. O gal ir ne? Nu ja, verkčiau. Jeigu išsiskirčiau su gražiausia pana, tai jo, verkčiau. Šitas aš dabar ir turiu pačią gražiausią paną, šiaip tais ir turiu. Nu tai verkčiau. O jeigu aš palikčiau, verkčiau. Bet rimtai čia brokuota priekaba. Iš čia yra 2. Čia pat. Ką? Nieko nebesuprantu. Ajo. Eikit iš čia. Eikit ten. Jo, ačiū. Vienas vaikas, kuris supranta mane. Jo, matot, čia nėra sulūžę. O čia tai išlūžę. Ne jo, Jeigu aš norėčiau nukabinti šitą priekabą, va šitą va, negalėčiau. Galėčiau tik šitą. Gerai. Dar vienas brokas yra čia. Nes čia turėtų būti tie tokie laidai. Ir galėčiau ten uždėti. Čia irgi brokas yra, nes... Bro, kaip mano fūra taip atsirado? Nelygiai stovėjo. Žodžiu, mano fūra labai keista.
Gerai, varom čia pravažiuot. Pravažiavom, žiūrėkit. Tai žiūrėkit, pralėkėm. Nelabai norėčiau čia naktį važiuot. Tai išmiegokime ir naktį mes... Nu, o naktį mes pralėksim pro čia. Net nelyja. Давай, лėkim. Pusi. Aš čia su priekaba iš pirmo karto jaučiu pravažiuočiau, o be priekabos tai... Ne, tai čia prie mašinos, nes čia stovi kažkokia mašina. Bet Eimantas, kaip visada, stovi gale. Aš kai užaugsiu, žinokit. Oi, kiek aš daug dalykų patirsiu. Čia ačiū, kad žiūrėjot, čia ir baigsim. Mes buvom visi, viso gero.